Tai viršininkas su megztuku. Steve Jobs. Čia nerodiklis. Nu kaip aš? I'm good. Very good. Alles good. Der Bleistift. Okay, matyt. Tu ką, nevėluoji, kam šį prasidėjo? Rašau visai. Nieko, kaip iš užsienio grįžęs galiu sau leisti. Okay? Okay. Very okay. Dobrze. Dobrze. Labas. Labas, Nagevičiau. Tu čia... Tu? Čia aš. Tai netrukdysiu. Ne, tai tu netrukdai, Nagevičiau. Nustebai. Tiesą sakant, nustebau. O kur Viktoras? Tai dabar aš Viktoras. O čia dovanų maišelis iš Londono. Londone pirkai ir pakeliui supermarkete. Londone? Supermarkete. O tai kas čia įvyko, kol manęs nebuvo? O įvyko va tai, kad dabar aš galiu nieko nedaryti ir laisvai susirinkti visus televizijos apdovanojimus. Dabar aš tavo prodiuserė, Nagevičiau. Tiesa, neilgam. Ta prasme? Ta prasme, kad tu atleistas, Nagevičiau. Gali eiti ir susirinkti visas savo dovanėlės. Taip, Viktorai. Na, kaip naujos pareigos? Puikiai. O va jūsų laida labai blogai. Reitingai tragiški. Buvęs prodiuseris visai sugadino laidą. Viktorai, tu esi buvęs prodiuseris. Todėl ir nebesu. Bet tave iki paaukštino. Čia jau niuansai. Žodžiu, nebus reitingų, lėksit iš darbo. Vietoj sveiki gyvi, transliuosim baltai triukšmą. Man atrodo, net jo didesni reitingai bus. Sėkmės. Gerai, einu. Palauk, Nagevičiau. Man reikia naujos sveiki gyvi rubrikos tam, kad pakelt reitingus. Bet mane tai tu atleidai. Tu dirbi telikai ir tiki viskuo, kas čia sakom. Jeigu nori čia dirbti rytoj, kad man ant stalo būtų naujas pasiūlymas. Buvai Londone, prisigraibai naujų idėjų. Viskas. Eik dirbt. Gerai. Palauk. Dovanas palik. Šoks. Nu, aš tu... Paima, o kaip jūs su ta egle susijęt? Nu, žinok, seniai, aš pats nelabai suprantu, kaip tai atsitiko. Šoks. Nu, aš tu... Paima, o kaip jūs su ta egle susijęt? Nu, žinok, seniai, aš pats nelabai suprantu, kaip tai atsitiko. Aš atsiprašysiu trumpam, gerai? Aišku. Dar vieną margaritą, panelį. Visada sakiau, kad reikia investuoti į kokteilius, o ne į akcijas. Greičiau atsiperka. Aš, Raimundai, jūsų vietoje prašyčiau ne kokteilio sąskaitos. Ji tik nemokamai mėgstanti išgerti akių dumikė. Eglė. Psichologė Eglė. Dar ta mergina, kuri čia sėdėjo, jai brikės sutrikimas, biuro sindromas ir jos papai netikri. Jūsų nuolatinis noras keisti... Klausykit, nereikia. Mano žmona... Jūs vedėte? Abejoju, ir jūsų santuoka truks ilgai. Mes jau išsiskyrėm. O ką aš sakiau? Nesistebiu, kad jį jūs metė. Aš ją mečiau, kad jūsų moterų nesuprasit. Tai jūs sakot, kad buvot ištikimos, nors nebuvot, ir kad nebuvot ištikimos, nors buvot. Ačiū. Tęskit, Raimundai. O ką čia tęsti? Jeigu būčiau vedęs, tai ir mano santuoką sugriautum. Rankas. Patinas.
O toliau jau pats supranti. Bet aš žinok nesuprantu, nu kas tave joje domina, a? Visą mėnesį. Seni, aš dar nei su viena moterim lovui nesišnekėjau tokiom įdomiom temom. Ilgų žodžių. Baimė vadinama hipopotomonstru seksvipedaleofobija. Tu savo, aš net negalvojau, kad tiek fobijų egzistuoja, jau baisu daros. O tai jau fobofobija. Kitų fobijų baimė. Gal nueikim į kiną? O gal geriau į teatrą, aš kine jau tai dariau. Ir aš? Ir kaip patiko? Nelabai. Kažkaip nelabai pavyko. Nuėjome į rytinį kiną, nes į rytinius bilietai pigesni. Aš supratau, jūs ką, mane lovoje apkalbinėjat? Turėjau suprast, kad apie tave kalba, kai pasakė, kad pigesni bilietai. Taip. Gerai ir čia. Eglė? O ko laukia Edvinai? Eglės? Edvinai, mes nelabai gražiai išsiskyrėm. Aš atėjau gražiai išsiskirti. Aš labai prašau, išeikite. Toj pareis Eglė, kita Eglė. Ir aš labai nenorėčiau, kad mūsų rastų kartu. Tai jos Prašau, nėra, nesiraikite. taip? Užsidėkite paltą ir eikite. Prašau, ties kurios. Kaip darote? Turiu laiko. Prie manęs Dar viską nereikia- ištaisyti. Prie manęs nereikia nieko taisyti. Aš čiūdau. Manęs patinka. Kas čia dabar? Varžovė parėjo. Eglute, tai visai ne tai, apie ką tu pagalvoji. Iki čia. Ne. Negaliu patikėti. Raimondas susitikinėja su ta psichinė? Ir ką? Tegul susitikinėja, bet žinok, kaip Raimondas pabėgs per jų vestuves, jinai galės viską paaiškinti psichologiniu požiūriu. Žinok, Eglė, tai nepatiks. Seni, jeigu dėl visko turėčiau atsiklausti tavo Eglės, tai būčiau Edvinas. O jeigu jinai vėl bandys sugriauti mūsų šeimą? Ramiai viską sugalvota. Futbolas, krepšinis, o tavo atveju kompiuteriniai žaidimai. Žinok, svarbiausia, kad abi Eglės niekada nesusitiktų. Nesusitiks, mes toliau lovą su Eglė nenueinam. Gerai. Žinau, pažaisiu šaltą. Svarbiausia, kad aš jos nebenoriu matyti. Ir nebepamatysi. Vienintelė vieta, kur galite susitikti, tai Facebooko grupė Eglės geriausios pasaulyje. Tikriausiai tu teisi. Bet iš Facebooko grupės reikės išeiti. Na, Nagevičiau, kaip sekasi? Taip, prašom, užėkit. Tuoj pradėsim atranką. Kandidatų mūsų naujai rubrikai. Ieškom tokių išskirtinų, nematytų veidų, kad būtų, taip sakant, pritrenkiančiai iškart ir kad iškart į internetą, YouTube, visus kitus puslapius. Nu, tada tinka tik tai maistas arba katės. Tai gal galim pradėti. Gerai, pažiūrėsim. Pradedam! Mes visi mirsim. Liepos 21 dieną bus pasaulio pabaiga. Sekanti. O sekanti pasaulio pabaiga bus рупьючо 22 dieną. Вот захожу я в магазин, ко мне подходит гражданин. Легавый, легавый, легавый. Va, kur jisai? Atsiprašau, pabėgo iš kalėjimo saviveiklos konkursų dalyvis. Aš grįšiu! Aš turiu sąsiuvinį, ant jo nupiešiu boulingo rutulį, tokį pat gražų arba kokosą, kaip kas nuspręs, ir viskas. O čia nieko dingo. Gerai? Aha. Pinigai 100 eurų. Čia man, ne jums. Šitą gal kitam kartui paliksiu. Nieko. Viskas gerai. Kas rankai? Moterį pjoviau, sudrebėjo ranka šiek tiek. Tai ačiū. Ačiū. Bet aš turiu dar vieną fokusą. Vadinasi, nematomas žmogus. Jeigu akcija, tai nebūtinai reikia viską pirkioti. Eglė, už pusę kainos. Tai gerai, bet tai čia šunų maistas, kur mes įdėsim. Kam parduosim kam nors? Linai, pavyzdžiui. Lina šuns neturi. Gal nusipirk. O,
Vyras suvedžiotoja Eglė. O sveiki. Sveiki. Cezario salotas valgot. Dar ne visa šeimas išskyrė, ar ne? Na, žinot, geriau valgyti salotas negu šunų ėdalą. Eglė, mūsų vyrai geriausi draugai, mums vis tiek teks susitikti per gimtadienius, naujosius metus. Oi, Edvinai, tavo mama prašė, kad naujosius metus šiemet pas ją sutiktumėt, bet kažkaip nepavyko, kitais metais pažadė, kad tikrai ten dalyvausim. Gerai. Aš labai atsiprašau, bet mes eisim gal kitur, kur nors pavalgyti. Einame, Edvinai. Atleiskit, dovanokit. Teisingai padarė, turi visą maišą maisto. Labas, Virgutė. Tai, sveika, klausyk, turiu problemų. Nesustorėjau. Žiūrėk, man kažko reikia, kad pakelčiau laidos reitingus, nes kitaip mane atleis ir Nagevičius užims mano vietą. Nu, iš kur aš galiu turėti kokių nors idėjų? Klausyk, pas jūs valstybinėgi yra visokių šlamštų už 5%. Gal gali man ką nors duoti? Kiek? Ne, aš tokį. Kainą aš pati ką nors galiu sugalvoti. Klausyk, Virgutė, nu togi pažįsti Viktorą, žinai, koks jis susijęs? Aš tau tokius reitingus užtaisysiu. Dar tokio šou nematei, kokie aš tau parodysiu. Tai dabar tinku? Dabar 100%. Sekundę. Alio, Odeta? Nagevičius trukdo. Dabar taip, keičiam visą koncepciją. Rytoj 11 valandai sukviesk visus peržiūros dalyvius. Filmuosim pilotą. Taip, teisingai supratai. Rytoj 11. Geras. Kažkur labai girdėta frazė. Ak taip, taigi čia mano firminė frazė, o po to seka antroji mano firminė. Mums reikia įsiskirti. Taip, būtent tu mane supranti iš pusės žodžio. Ne, aš rimtai. Aš nenoriu būti tarp tavęs ir tavo draugų. Todėl manau, kad geriausia mums įsiskirti. Šiuose namuose šiuos žodžius tarti moterims yra draudžiama. Tai mano prerogatyva. Aš sugalvosiu, kaip jūs sutaikyti su Eglė. Dvidešimt 24 diena. Objektui numeris 5 išsivystė antro laipsnio prieraišumas, staiga nutraukti santykius atsisakė, pasirinko kur kas sudėtingesnį žingsnį sutaikyti mane ir Eglę. Eksperimentas vyksta pagal planą. Aš nebenoriu matyti tos psichinės. Tegul Raimondas su jie išsiskiria. Nu, Eglutė, suprask, Raimondui dabar labai sunkus periodas. Jisai ką tik išsiskyrė ir dabar bando užsilaižyti žaizdas. Tuo labiau paliktas Liepos. Palauk. Jeigu tu būtum vienišas, tu su jie susitikinėtum? Nu, ne, aišku, kad ne. Palauk. Kitaip paklausiu. Jeigu tu būtum gražus, stilingas, patrauklus vyras, tu su jie susitikinėtum? Čia tavo bairiai tokie, ne? Nu, aišku, kad ne. Kodėl? Nu, jinai sena, negraži. Tai va, būtent. Reikia įtikinti Raimondą, dėl to su jie išsiskirti. Juolab jam jau nebe pirmas kartas. Gerai, aš ką nors sugalvosiu. Sugalvok, ką nors, Edziu, prašau. Man nereikia jūsų piloto, man reikia reitingų, kartoju, reitingų. Paraidžiui sakau, rūpijos, eurai, ienos, tiugrikai. Kas čia, kad dekoracijos? Žodžiu, padarom taip. Bus reitingai, bus ir darbas. O jeigu neskrisi ir tu iš darbo, ir Nagevičius, ir jūsų pilotas. O tu? O aš ką aš? Aš Vilniuje atostogausiu, niekur neskrisiu. Prie Vilnelės. Antis maitinti. Na, aš manau, kad pasiruošęs esu. Nepyk, bičiuli, bet atrodo, koncepcija pasikeitė, tu vėl netinki. Bet fokusas geras, liuks, va toks. Ko? Namie būtų gerai pabandyti. Tai galim susitarti? Jo. Žiūrėk už kampą. Klausyk, kaip jums su Egle sekasi? Atsargiai, tankai, tankai. Aš tau žinok, netrodo, ta situacija su Eglėmis nelabai gera. Jo, sutinku. 2 panteros. Kur? Aš apie Eglės. Nu ką, lūzerį? Na, gerai. Žinai ką, man atrodo, tu ją mesk. O gal geriau sutaikyt jas? Tu ką?
Čia yra neįmanom. Čia yra lengviau visą korupciją panaikinti. Laimėti pasaulio futbolo čempionatą ar, nežinau, visom moterim krūtinės padidinti. Čia neįmanoma. Nes arba jums su savo Egle reikės susitikinėti slapta, arba mums abiems reikės susitikinėti slapta. Taip, Eglutė, klausau. O, ar tau viskas gerai, tu nesusirgai? Gerai, Seni, tu net neįsivaizduoji. Ką tik skambino Eglė ir sakė, kad jinai pasirengusi susitikti su tavo Egle ir viską aptarti. Seni, tai reiškia, kad ir korupciją galima panaikinti. Tai jau tai tikrai. Tai gal išgerkim už susitikimą. Tai gal aš pradėsiu. Džiaugiuosi, Egle, kad jūs esate protinga moteris. Aš jums prasikaltau. Aš žinau, aš pasielgiau blogai, iš šeimos nuviliodama Edviną. Bet tada paprasčiausiai aš negalėjau kitaip pasielgti, juk Edvinas toks nuostabus žmogus ir jūs tai žinot. Taip. Ir aš tikiu, kad jūs galėsite man atleisti ir mes abi būsime geros draugės. Nuostabu. Bravo. Viskas kaip čia parašyta. Tam, kad sustiprintumėte santykius su vyru, būtina išsikovoti visų jo draugų palankumą. Jeigu su kuriais nors jų draugais jūs sieja kokia nors nemaloni praeities istorija, tada pasitelkite atgailos metodą. Kas čia dabar? Eglė Dzindziliūtė, kaip prisijaukinti vyrą, 5 skyrius patinas. Iš kur jūs tai gavot? Radau savo atmintukėje. Edvinas buvo pasiskolinęs. O Raimundo kompas žaidimo nepavežė? Jo, tai mes tavo paėmėm, o ten vietos nebuvo, tai mes kažkiek perrašėm į atmintuką. Viešpatie, kaip aš galėjau taip susimauti? Juk jis ne šiaip savo patinas, jis patinas Kidaltas. Koks dar altas? Kidaltas lietuviškai infantilas. Lietuviškai. Palauk, nesuprantu, kas čia vyksta? Oi, vyksta tai, čia tiesiog vyksta tai, kad tu esi tiesiog bandomasis triušis. 5 skyrius. O tu 2 skyrius. Nesupratau, tai ką tarp manęs ir Edvino buvo dar 2 skyriai? Po Edvino aš nusprendžiau pasinerti į mokslą. Sakykit, gerbiamoji Egle, ar daug jūsų knygoje skyrių? Šiaip tai nepadoru moters klausinėti tokių dalykų. O sakykit, jūs nesibaiminat, kad jūsų knygos skyriai paduos jūs į teismą? Nebijau. Tada jie prisipažins, kad jie yra ne vyrai, o skyriai. Deja, mūsų eterio laikas baigėsi ir primename, kad laidoje svečiavosi psichologė ir rašytoja Eglė Dzindziliūtė. Eglė, gal pabaigai dar porą žodžių tiems žiūrovams apie savo knygą, kurie ką tik prisėdo prie televizoriaus. Saugokitės joje aprašytų vyrų. Ir moterų rašančių tokias knygas. Aš tai žinok, tik niekaip nesuprantu. Kaip tu sugebėjai ją įkalbėti? At aš sugebėjau ją įkalbėti. Ir ne taip kaip jūs. Aš jai pasiūliau labai padorų dalyką, kad jis sudalyvautų mano laidoje. Gelbėjo savo subinį. Kėliau savo laidos reitingus ir beje išaugo 2 kartus. O ji nuostabi pašnekovė. Seni, tu žiūrėk, kad netaptum 6 skyrių. Ne. Ji pasakė, kad aš atitinku 3 skyrių. Šiandien man patinki žiūrėta. Neskaičiuokim valandų, neskaičiuokim valandų. Kur praleidžiame kartu, kur praleidžiame kartu. Galbūt viskas pasibaigs. Šiandien tu man graži, šiandien man nuostabi kokia.